Labas vakaras. Šiandien paskatinta draugės išeinu su tema apie informaciją. Ir informacija tokia, kur mes ne visada ją ir suvokiam proto, ar ne, nes turbūt žinom, kad mes informaciją skanuojam iš aplinkos ir priimam kokią 95% pasąmoninėme lygmenį. Mes net nesuvokiam, kas vyksta aplink mus erdvėje, žmonėse, namuose, viską, ką matom, ką girdim. Tiesiog, kažkur paukštis praskrido, mes jo net neužfiksuojam, bet pasąmonė viską fiksuoja, absoliučiai viską. Ar kažkur radijas fone grojantis, ar televizorius transliuojantis, viskas, kas vyksta aplink mus, mūsų pasąmonė sugeria į save kaip sugertukas visą tą informaciją. Ir faktas, kad jinai mums nėra visa reikalinga. Bet mes kaip tos kempinės sugerdami visą informaciją, dažniausiai tą informaciją ir apsinuodijam. Nes informacija, žinios, dar kažkas nėra tai, kas mums viskas reikalinga ir naudinga. Yra informacija, kuri mus nukreipia nuo kelio. Yra žinios, kurios atitolina nuo tikslo. Nes šitame gyvenimo žaidime yra labai daug įvairių žaidėjų, kurie žaidžia, galbūt, sakykime, bando žaisti su mumis kaip su šachmatų figūrėlėmis ir žiūri, kaip seksis sugalvoti savo ėjimą. Ir kai turime įrankius ir žinome, ką su kuo daryti, esmė tame, kad mes tampame pilnateisiais žaidimo dalyviais ir mes galime rinktis, kuriuo keliu eiti, ką vykdyti, ko nevykdyti, ką daryti, ko nedaryti. Su ta informacija turbūt pastebėjot, kad šiais laikais labai lengva apsinuodyti tą informaciją ir nukreipti save nuo kelio, nes jos yra pilna įvairios ir tai, sakykime, prieš kokias 17-20 metų, kai dar buvau jaunesnė nei dabar esu, buvo sunku ją gauti, tokia, kas liečia ten dvasingumus, ten stovyklų jokių nevyko, knygų mažai buvo, nebent ten kažkokia rusų kalba ar panašiai, iki Lietuvos tai mažai daidavo. Dabar tiek informacijos yra visokios, kad, nežinau, jeigu viską taip gilintis, domėtis, skaityti, dalyvauti, tai, praktiškai, kad sugrįžti paskui į save, išgirsti save, gerti iš savo paties šaltinio, tai jau yra ką veikti. Nes būna susikrovęs visas bagažas šiukšlių, jas reikia atsikrauti, išsivalyti. Ką pirmiausiai rekomenduoju daryti, sakykime, tai išjungti radijas, televizorius, kad nebūtų fono, nes dažnai būna pareina žmonės iš darbo ir įsijungia ten televizorių arba radiją, automobilį ar kažką, vien dėl fono, kad smagiau važiuoti, kad smagiau ten kažką dirbti, daryti. Esmė tame, kad tuo metu, kai vyksta foninis kažkoks veiksmas, triukšmas, muzika ir panašiai, mes negirdime savo minčių. Mes galvoje sukame dainų žodžius, kažkokias išgirstas naujienas ir negirdime savęs. Tų tamsiųjų žaidėjų tikslas toks ir yra, kad žmogus negirdėtų savęs, kad girdėtų tai, ką jie nori, kad mes girdėtume. Ir tos žinios, patys matote, kokios žinios būna. Į gerovę tai tikrai neveda. Ir tų tamsiųjų žaidėjų tikslas nėra, kad žmogus taptų pilnavertis, išsiugdęs, dvasiškai išsivystęs, kuriantis kūrėjas, kokie mes ir esam, ar ne. Tai, žinias žiūrėti, muziką klausyti galima tada, kaip, sakykime, kai jau raumenukai vidiniai mūsų stiprūs tiek, kad tai netrukdo, neišmuša iš vėžių. Jeigu, pavyzdžiui, išgirdom per žinias, kad jau ten rusai tikrai puls ar karas įvyks ir apie tai galvojam visą dieną, širdis permušinėja ir kuprinę kraunam ir galvojam, kaip čia dabar toliau reiks gyventi, tada neklausykit tų žinių. Jeigu išgirstat žinias tokias ir jums visą tai neįvyksta, ką susakiau, o mintyse nusijuokit ir sakot, stop, draudžiu šitą scenarijų, taip neįvyks, bus taip, kaip žydi sodai, žaidžia vaikai ir žemėje taika, tada žiūrėkit. Tada, sakyčiau, privalot žiūrėti vien tam, kad neutralizuotumėt, kad stabdytumėt, anuliuotumėt
tiek, kiek galit pagal savo planą, pagal savo galimybės. Ta prasme, nereikia vaidinti dievų ir su ta informacija daryti kažką, gelbėti pasaulį, kištis į ten, kur neprivalom ir negalim kištis, o tik tiek, kiek aš galiu šiai dienai, kas nuo manęs priklauso, pagal mano šio gyvenimo planą, pagal mano esybės galimybės, struktūras ir taip toliau, va tiek, kiek galiu, tiek neutralizuoju tas blogas naujienas, blogus scenarijus arba dažnai matom per informaciją, per muziką, per filmus, per žinias, mus tarsi informuoja, bus tas ir tas, bus taip ir taip. Ir mes privalome išreikšti valią, ta prasme, sutinkam mes su tuo ar ne. Jeigu žmogus su tuo sutinka, tas scenarijus tikėtina, kad jis įgyvendina. Bet jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių, jau nebijančių, o drąsiai veikiančių, turinčių pagrindą po kojom, pasitikinčių savim, išreikštų tą tokią valią, kad ne, mes to nepriimam, aš su tuo nesutinku, aš tam prieštarauju, aš kuriu gražų rytojų, gražią ateitį, kupiną meilės, džiaugsmų, pasitikėjimų ir taip toliau. Žiūrim, kad tie planai jie eigoje kažkaip tai praskysta, sugriūva, taip kažkaip neįvyksta jiem, kaip jie planuoja, nori ir taip toliau. Tai čia vienas momentas tos informacijos, kaip atsirinkti, kaip sakau. Geriau, jeigu nesusitvarkot su savimi savo viduje, geriau išjungti televizorius. Jeigu susitvarko, tokiai žiūrim. Toliau, knygos, paskaitos, stovyklos ir taip toliau. Nuo šito atsiriboti nesakau, kad reikia. Reikia išmokti atsirinkti, o ko man iš tikrųjų reikia. Ar man tai yra naudinga. Kaip atsirinkti, jeigu, pavyzdžiui, sąmoningai per protą sunku nuspręsti važiuoti, nevažiuoti, ten pirkti kažkokius mokymus, nepirkti, dalyvauti, nedalyvauti, tada tiesiog ketinimo gale užsidedami tokie kaip ir filtrai, ar ne, kad pavyzdžiui aš išreiškiu ketinimą, kad mane pasieks tik ta informacija, kuri man yra reikalinga ir naudinga pagal mano šio gyvenimo planą. Tai tarsi užsidedamas toks kaip filtras nuo viso išorinio triukšmo ir aš žinau, kad jeigu man reikės, aš perskaitysiu, mane pasieks, man paskambins, parašys ir aš bet kokią informaciją, kuri yra man reikalinga šiame gyvenime, pagal mano šio gyvenimo planą, vienokiu ir kitokiu būdu aš ją gausiu. Ir lygiai taip pat ir jūs, jeigu užsidedat tokius skliaustelius, kad aš gaunu informaciją, bet tik tą, kuri man reikalinga, jūs ją gausit, kad ir marškinėlių, just do it. Eik ir daryk, imk, važiuok, arba kaip tik ten pabūk ramiai, kaip kalm ir taip toliau. Tai tik reikia stebėti aplinką ir žiūrėti ne tiek į ekraną, o kiek biškį ir akis pakelti į dangų ir paklausyti, ką žmonės kalba, kas vyksta aplinkui, tai tada daugiau ir aiškiau tos informacijos ateina. Ir jeigu jau jaučiam, kad esam apsinuodiję informaciją, prisikrovę to, ko nereikia, kažkas stringa, nevyksta taip, kaip norim, ar nesugebam atsirinkti, tai kuo čia dabar tikėti, kuo čia dabar pasitikėti. Visą tai vis tiek veda į tą patį tašką, nuo ko reikia pradėti nuo ryšio su savimi atsistatymo, to ryšio kanalo, ar ne? Turim kiekvienas mes tą ryšį, kad aš jį atstatau, išvalau, praplečiu, susijungiu su tuo, kas esu, jei nesu fiziniam kūne. Gaunu tą informaciją, kurios man reikia šiuo metu pagal mano šio gyvenimo planą, o visą tą informaciją, kuri man yra žalinga, nenaudinga, kenksminga, pasenusi, aš tą informaciją tiesiog iš savo esybės visų lygių, laikų ir struktūrų išvalau, anuliuoju. Čia kaip spintos valymas, atsidarom, žiūrim, šitie rūbai dar reikalingi, o šitie jau nebe, jau viskas suplyšo, atitarnavo, paseno, sudedam, supakuojam, viso gero. Tai tiesiog tokį ketinimą, bet viskas vyksta minčių gale. Kaip mes galvojam, ką mes sakom, ką mes darom. Įvardinam, ko man reikia. Noriu išsivalyti nuo nereikalingos informacijos, išsivalysiu. Aišku, neišsigaskit ir nenustepkit, jeigu būna, pavyzdžiui, momentai, kai tiesiog pamirštat. Tai nėra kažkokia senatvinė demencija, bet tiesiog tai yra ketinimo vykdymas. Jeigu aš pasakiau, kad išvalyti tą informaciją, kuri man nereikalinga,
tai aš ir neprisiminsiu kai kurių galbūt pokalbių, dažnai būna konsultacijų metu, ar ne, kažkas parašo, pradirbam kažką, padedu, pabendraujam, po kokio pusmečio arba ten net po mėnesio man rašo su klausimu, aš neprisimenu, apie ką mes kalbėjom. Tiesiog, o kam man savyje tai laikyti, kas ne mano. Tiesiog tuo metu padėjau, pasakiau ir pamiršau, viskas išsivalė, atsilaisvina vieta naujai informacijai. Tai gal iš dalies iš pradžių tai stebina, trikdo, atrodo, blema, taigi kalbėjom, taigi žinau, kad sakėm, bet tai ką žinau, apie ką ten kalbėjom, priminti galima visada, jeigu reikia. Tai va, ne problema čia tada. Kitas aspektas, kadangi mes gauname informaciją iš išorės, nereikia pamiršti, kad mes ir skleidžiame informaciją į išorę, ar ne? Ir tie mainai tokie, irgi mes turim atsakingai tą informaciją skleisti į išorę. Atsakingai elgtis su tuo, ką mes transliuojame kitiems. Sąmoningai elgtis ir su savim, ir su kitais. Nes jeigu, pavyzdžiui, mums yra noras apkalbėti kažką, pasidalinti kažkokiom, o tu matėjai, o tu žinai, o tai ten taip ir taip, ten atsitiko tas ir tas, o va čia taip. Na, tai yra tas pletkinimas vadinamas, ar ne? Esmė, dėl ko to nereikėtų daryti. Visų pirma, dėl to, kad mes savo gyvybinę energiją atiduodam apkalbamam žmogui. Jeigu mes, pavyzdžiui, pavydim kažkam sėkmės, kažką ten ar šeimoje, kažkas ar ten apkalbam, mūsų energija nuteka tam žmogui, kurį mes apkalbam. Ir dažnai, pavyzdžiui, tos pletkininkės vadinamos moterys, joms labai sunku sukurti gerovę aplink save. Gerovę materializuoti, turėti gerų dalykų, turto, gausos, ne tik finansinė prasme. Aplamai darbas, šeima, vaikai, santykiai, viskas tarsi kažkaip plaukia, jos neturi savo gyvenimo, nes gyvena kitų gyvenimus, kalba apie kitų gyvenimus, atiduoda savo kūrybinę, gyvybinę energiją, galę tam, ką apkalba ir nebelieka savo, išsitaško, išsimėto ir va tai va. Tai pirmas momentas, kad nereikia apie kitus kalbėti kažkaip tai neigiamai, išvis geriau apie kitus, mažai kalbėti, jeigu tai neugdo. Apie kitus aš kalbu dažniausiai tada, kada imu kaip pavyzdį, kaip modelį, kaip situaciją, kad kitam aiškiau perteikčiau, ką aš noriu pasakyti. Pavyzdžiui, į mane kreipėsi tas ir tas, turėjau tokią situaciją, tokį klausimą, mes sprendėm taip ir olia, gavosi va taip. Tai nėra neigiamo krūvio sudarimas, tai yra kaip ir kūryba į pliusą. Taip kalbėti galima. Toliau visų neigiamų naujienų skleidimas kažkoks. Seniau tai būdavo, žinai, kuo greičiau pasidalinti su kažkuo ten, matei, ten tas, anas, avarija, gaisras, dar kažkas. Tai viskas okei, bet klausimas, ką sukuria ta mūsų pasidalinta žinia, ką duoda, kokį pliusą, ką aš kuriu, dalindamasi tom naujienom. Aš sukuriu emocinį sprogimą, burbulą, ten visi apakė, eik tu savo, kaip čia buvo, tu matai, o tai kaip ten, o tai kaip dabar. Ir vyksta toks energijų sūkurys, visi vieni per kitus, čia ir kas atsitinka, mes pasimaitinam energiją tų žmonių, kuriem pranešėm tą žinią. Todėl dažnai būna tas noras būti pirmam, kažką ištransliuoti, pasakyti vien todėl, kad gauti energijos, gauti dėmesio, bet tai, ne mes dažniausiai to nori tie astraliniai parazitai, kurie maitinasi energiją, nes, šiaip gera naujiena, bet kažkodėl įdomi, ar ne, įdomi programa įrašyta. Gera naujiena žmonės dalintis nenori, nes yra tas prietaras, kad laimė mėgsta tylą, Jeigu kas gero, tai jau tylim, nesidalinam, nepasakojam, nesidžiaugiam, nes dar kažkas nuneš tą laimę, žinai, ar kažkaip ten nepavyks. Bet jau jeigu kokia bloga naujiena, ten kažkas blogo atsitiko, tai jau čia jau tikrai reikia pasidalinti. Ne visiems taip yra, kas tyliai savyje kenčia, laiko tą visą, išgyvena savyje ir pasako tik vėliau kažkada jau, kaip viskas nuplaukia, praeina.
tokiu būdu, taip, toks būdas yra, bet jisai, sakykime, kaip neutroninė bomba užspausta viduje, jisai gali žaloti vidinės struktūras, energetinės. Žmogui tarsi, kaip sako, išdegina kažką, ar ne, nugestini savyje, nulaikai tą žaryje ir viskas, tai nėra gerai. Nes vėlgi, ką mes transliuojam į aplinką, tą mes gaunam atgal. Kiek mumyse yra noro pasirodyti kitokiais nei mes esame, tiek mes iš aplinkos gaunam tokį patį atsaką. Ir jeigu norim būti kažkaip tai kitokie, ar geresni, šaustresni, ar kažkaip ten, ar kaip tik aukos vaidmenį vaidinam, oi kaip man blogai, gailėkit manęs, ar ne, visokių variantų, čia gali būti kraštutinumų tiek į gerą pusę, tiek į blogą. Tai iš aplinkos tą ir gausim. Jeigu nori bijoti, tai gyvenimas sukurs tau situacijas, kuriuose tu bijosi. Jeigu tu nori ten dar kažkaip galvoju, kad visi apgavikai, tai būtinai tau gyvenimas parodys, kad tu teisus, yra tų apgavikų. Ir lygiai taip pat, jeigu man reikia stiprybės, tai gyvenimas man jos neįkrės su šaukštu, man duos situacijas, kuriuose aš turiu išsiugdyti tą stiprybę. Ir tik nuo manęs priklausys, ar aš griūsiu ten į duobę ir sakysiu, kaip man nepasisekė, čia mane visi laužo. Ar aš sakysiu, geras, dabar tai turiu šansą raumenis pamankštinti, tą stiprybę savo kažkokią vidinę parodyti, ar ne, išsiugdyti. Tai visos tos situacijos, kurios mes prisišaukiam į savo gyvenimą, tai yra viskas dėl mūsų. Tik labai svarbu, kad mes prisišauktume tai, kas mano pečiams, ar ne, tai, kas pagal mane, kas man reikalinga, kas mane skatina ir veda į priekį, o ne žlugdo kažkaip muša, o žlugdo muša tada, kada aš einu per gyvenimą su kaukėm, kada aš neskleidžiu to, ką turiu skleisti, kalbu ne tai, ką turiu kalbėti, elgiuosi ne taip, kaip turiu elgtis. Viskas atsiliepia. Ir kuo daugiau to tikrumo manyje, kuo mažiau kaukių, tuo gyvenimo tas kelias toks tiesesnis, aiškesnis. Ir ta informacija, kuri pasiekia mane, irgi yra tikslingesnė, būtent tokia. Ir žmonės sutinkami būtent tokie, kokių man reikia, o ne tokie, kokie ten kažkaip bilekai papuola. Nes, kad ir tas pavyzdys, kaip kraustėmės į Čikagą, kažkaip nežinau kodėl, kas man ten šovė į galvą, Facebooko grupėje Čikagos paskelbiau, kad ieškau namo, bet aš paskelbiau kaip anoniminis asmuo, ar ne? Pasakojau gal šitą situaciją, bet pasikartosiu, gal kas negirdėjau. Tai, ir ką, ir gavau tokį namą, kuris iš vis ten apskritai, sudegė paskutinę dieną, vos ne prieš kraustantis jau. Ir jis ten buvo prastoje vietoje, ir toks pats namas prastas, ir namo savininkė manęs nežinojo, nepažinojau, mes ten nelabai susikalbėjom, ar ne. Nes taip todėl, kad aš pasauliui nerodžiau savo veido, aš rašiau postą kaip anoniminis grupės dalyvis, kažko nežinau, ko aš netikėjausi. O kai po to paskelbiau jau savo vardu, atsirado puikių variantų ir viskas labai gerai dabar. Tai kuo tas mūsų kelias, mūsų vidinis pasaulis atviresnis, tikresnis, kuo mes mažiau norim patikt kitiem, kuo labiau savęs ieškom ir randam, išjaučiam ir priimam, pripažįstam, taip aš tokia, taip aš taip, tuo mums geriau. Tik reikia vėlgi tą rasti balansą, nenukrypti į tą nuošalę tokią, sakykime, būt sąmoningam, kas yra sąmoningas buvimas, ar ne? Kaip pavyzdys, aš skorpionė, ar ne, ir sako, kad skorpionai ten kerštingi, ar ne, tai aš galėčiau savo įmušti tokį durnių, žinai, tai aš kerštinga, tai aš tokia, tai gerbkit ir mylėkit, arba nepatinka, tai valinkit, žinai, iš mano gyvenimo, bet aš suprantu, kad, užduodu savo klausimą, taip rimtai, aš noriu būti kerštinga, čia tipo labai jau gerai, pliusas, ne. Ir tada pripažįstu savo tai, kad man nepatinka, aš nenoriu būti ta kale, kuri keršyje kažkaip primena, daro kažkokius dalykus, nes kas mane pažinojo, ten, sakykime, prieš 20 metų, tai garantuoju, dabar manęs nepažįsta, nes aš visai kitoks žmogus. Ir tik todėl, kad aš sąmoningai savo atsakau į klausimus, ar aš taip noriu, ar tai teisinga, ar tai tokia turi būti, bet kad atsakyti savo teisingai į klausimus,
tai tu turi turėti saulės rezginį tą pusiausvyros centrą, tokį tą tiesos jautimą, žinojimą, kas yra teisinga. Nes taip tai labai galima lengvai užsisukti tame, kad, aš tokia, ir ką tu man, ir ką. Ir nieko, jeigu aš kerštinga, tai tada ir situacijos bus tokios, kur mane kažkas įžeidinės, įskaudinės, aš tada privalėsiu keršyti kažkam, ir maknosiuosi tam pačiam šūdė, tiesiai šviesiai. Ir tada, kai tu supranti, kad, man nereikia to, nenoriu, pradedi keisti, sąmoningai ieškoti, žiūrėti tas situacijas, o kodėl aš noriu kerštauti, o ką aš čia įrodinėju, kam, o ką čia man geriau nuo to. Ir pradedi keistis, žiūri, kad to kerštingumo jau kaip ir nebelieka. Ir tų neigiamų savybių nebelieka, tų emocijų nebelieka, kurios iššaukia tas neigiamas savybės kažkokias ir žmogus keičiasi. Tai čia viskas priklauso vėl nuo to tokio noro, ketinimo, išreiškimo, tapti savo geriausią versiją. Mes tų versijų turim begalę. Ir gal kitam įraše padarysiu apie paralelinius gyvenimus, ne praėjusius, bet paralelinius, kurie vyksta vienu metu, čia ir dabar. Ir kaip jie vieni kitus įtakoja. Ir jeigu aš sakau, kad aš noriu tapti savo geriausią versiją, tai tada aš priimu, kad reiks keistis, reiks dirbti su savim ir reiks priimti taip, kaip yra. Tai va. Tai su ta informacija, su tuo visu, ką mes transliuojam, ką mes gaunam, tai pradžiai pasakykim tuos ketinimus, kad mane pasiektų tik tai, kas turi pasiekti, kas yra reikalinga, kad aš transliuoju į aplinką irgi tik tai, ką aš turiu transliuoti, kas tai yra naudinga aplinkai žmonėms. Į pasaulį noriu nešti šviesą, taiką ir gėrį ir visą tai, kas mano gyvenime yra nereikalinga, kenkia man, trukdo, smukdo žemyn. Tai, kaip sakant, paleidžiam, išvalom iš savo kelio visus tuos žmonės, situacijas, akmenis, viską, kas nereikalinga ir einam tiesiai į geresnį rytojų, tikiuosi. Tai iki tada, iki kitų kartų.